Kaip jau viename iš savo praeitų vaizdainių minėjau, chronometrijos skaičiavimą 2024 vasario 20 taip vadinamame Tytuvėnų pašto skyriuje buvo gauta tokia siunta tokiame voke be pašto ženklų iš taip vadinamas Šiaulių apygardos prokuratūros ir toje siuntoje buvo 2 lapai skirta, kaip čia matote, asmeniui Kapitis Deminutėje minima statusu. Ir dabar supažindinsiu su tekstu ir išvadomis. Iš šitų 2 lapų, kaip aš suprantu, čia kažkokie skaitmeninė kalba pateikta informacija, bet skaitmeninės kalbos aš nemoku ir šiaip skaitmeninę kalbą pateikti ant popieriaus sugebėti reikia. Tai fiksuoju faktą, pirmiausia perskaitydamas dalį šito rašto, šitame rašte talpinamos informacijos. Kaip sakiau, skirta asmeniui Kapitis Deminutėje minimo statuse kaip piliečiui. Čia užrašyta. Neiškia. Atsakant į jūsų prašymą gauto Šiaulių apygardos prokuratūroje 2024 2 mėnesio 1 dieną, registracijos numeris didžiosios raidės AP-2863, pranešame, kad vadovaujantis asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarko aprašo, čia turėtų būti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 metų balandžio 17 dienos įsakymo numeris 1/103 42.3 punkte gal. Jūsų pareiškimas laikytinas kartotiniu, nes pagal analogišką jūsų pareiškimą gautą Šiaulių apygardos prokuratūroje 2023 12 mėnesio 12 dieną, registracijos numeris didžiosios raidės AP-32068, policijos departamento prie LRVRM imuniteto valdybos Šiaulių apygardos skyriuje 2023 12 mėnesio 27, vadovaujantis LR baudžiamo proceso kodekso 168 straipsnio 168 straipsnių, 3 straipsnio 1 dalies 1 punktų buvo priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Šį nutarimą vadovaujantis LR baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 5 dalimi per 7 dienas nuo nutarimo gavimo turėjote teisę apskųsti generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorui, tačiau tokio skundo per nustatytą terminą nepateikėte. Vadovaujantis asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarko, vėl čia tvarkos, aprašo patvirtinta Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 metų balandžio 17 dieną įsakymo numeris I trumpuoju didžiuoju arba čia lotyniškas 1/103 53 punktų. Šį atsakymą turite teisę apskųsti Šiaulių apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiam prokurorui. Su šiuo atsakymu grąžiname prie pareiškimo medžiagos pridėtą voką su pašto ženklu. Tai tą grąžinu. Pridedama voką su pašto ženklu. Prokuroras Egidijus Jurgelis. Be parašo. Nėra čia. Be antspaudo. Antroji pusė. Nieko čia nėra. Tai
jeigu šitos popierius laikyti kokiu dokumentu, tai oficialiai pareiškiau dabar viešai ir viešinu, kad šitas pasiūlymas šito Egidijaus Jurgelio nepasirašius, aš nežinau, kas čia pasirašė, nepasirašė, bet pasivadino Egidijų Jurgeliu, tai va, šitas pasiūlymas skirtas asmeniui, kurio generalinis vykdytojas aš esu, atmetamas be akcepto, pilna apimtimi, be žalos man, mano turtui bei nuosavybei ir gražinamas siuntėjui. Siuntėjai bus gražintos šito nusikalstamos veikos įrodymo kopijos, originalą pasiliekant kaip nusikalstamos veikos įrodymus. Tai va tiek oficialiosios dalies. Subjektyvios išvados. Reiškia, nuo to įvykio, kai chronometrė skaičiavimo 23 lapkričio 18 mane judantį savo nusavybę ir šalia sėdėjusių Marių toj nusavybėje sustabdė ir sutrukdė konkretus uniformuoti asmenis, Kisielius ir Kančiauskas, dirbantis ten Kelmėje. Ir išsivyšiusi tokį reikalą, kai buvo pažeistas daugelis mano kaip žmogaus teisių ir laisvių ir nepateikta konkrečių, argumentų, kokias pretenzijas reiškia žmogui ir painiodami mane su asmeniu, remdamiesi suklastotais dokumentais, kurie negaliojantis ir tam yra pateikti jau įrodymai, kad tais dokumentais, kuriais remiasi jie yra negaliojantis ir paskelbti jau seniai negaliojančiais ir įtraukti į jų duomenų bazės tą informaciją, kad tie dokumentai negaliojantis, tai rašantis taip vadinamus protokolus besiremdami negaliojančiais, nelegitimiais dokumentais, painiodami mane su asmeniu, užgrobdami man priklausančią teisėtą nusavybę, o kad tai yra mano nusavybė, aš jau esu pateikęs ne kartą tai sistemai oficialius dokumentus, kuriuos jinai priėmus, kaip nekeista yra, ir kuriuose aiškiai parašyta, kad tai yra mano nusavybė. Tie dokumentai liudijantis, kad tai yra mano nusavybė, ne kažkokia teisė į nusavybę liudijantis, bet liudijantis, kad tai yra mano nusavybė. Tai yra dvi sutartys konkrečios ir jų nuorašai buvo patvirtinti irgi pas sisteminį notarą, taip kad muilint dabar tą temą kažkaip remintis kažkuo neegzistuojančiu nėra kaip. Tai fiksuoju šitą nusikalstamą veiką, skelbiu, kad tas Egidijus Jurgelis, prokuroras, nepasirašęs čia štampų, neuždėjęs, jeigu jis toks egzistuojas, irgi dangsto, net nematomai atvirai dangsto nusikalstamą veiką ir nusikalstamą veiką padariusius asmenis. O apie nusikalstamą veiką žiūrėkit ankstesnėse serialo Končinai Kisielį serijose. Pasilieku savo teisę ateityje, kai bus atkurta teisinė valstybė, kaip liudininkas, duoti kokius nors parodymus apie visų mano seriale Končinai Kisielį suminėtų asmenų padarytą nusikalstamą veiką ir jų dangščiusių asmenų nusikalstamą veiką ir pateikti visus tuos mano surinktus nusikalstamos veikos daiktinius įrodymus atitinkamam organui, kuris atkūrus teisinę valstybę vykdys teisingumą ir patrauks kokion nors ten atsakomybėn, baudžiamojom ar dar kokią nors visus tos minėtus asmenys įvykdžiusius nusikalstamą veiką prieš žmogų. Tiksliau sakant, jau prieš žmonės, nes mes lapkričio 18 buvom dviese. O kaip žinia, nusikaltimai prieš žmonės neturi senaties termino.
Tai vat, minint tas kai kurias pavardės, čia sakau, į tą kreipiausi čia į tą prokurorą apygardos, prokuratūros vadovą, šitas Egidijus Jurgelis ir nereaguojantis, kaip jisai tam, Purienų 48 Šiauliuose sėdintis komisaras tas. Užmiršau jo pavardę ten. Taip pat visi kelmiai uniformuoti dirbantis kolaborantai, tie visi. Konkrečiai Kisielius Gvidas ir šitas Kančiauskas iš E raidės, Evaldas, kaip jis ten. Visi būsit patraukti atsakomybėn, atėjus laikui. Nu tai ką, faktą užfiksavau, tiek žinių kol kas.